Sveiki, mano visi draugai. Šiandieną mes žaisime žaidimą, kurio pavadinimas yra Adasti 3. Šitam žaidimą mes turime pastatyti mašiną ir tada su ją nuvažiuoti kuo didesnį atstumą. Tai gerai. Pirma. Gerai. Manau, kad reikės ratų. Reikia mašinai ratų. Paimsim ratus. Yra keli dalykai, nuo kurių mes galime numirti. Pirmas dalykas, apačioje kairiai yra mūsų alkis. Tai jeigu nevalgysim, mes visiškai numirsim. Arba mes galime numirti nuo įvairių monstrų. Taigi, kai matote, šitą mašiną yra, nežinau, gal 250 metų senumo. Bet rasim ląstelių, ją nuvalysim ir tada bus kaip vakar nupirkta mašina. Gerai. Dabar paimsim variklį. Taipogi čia reikės degalų. Ir jeigu pasibaigs degalai, tai reikės pėsčiom eiti. Tada mums dar reikia radiatoriaus. Radiatorių nieko nereikia iš šį žaidimą. Tai galime eiti dabar. Įdėsim radiatorių. Ir aš nežinau kodėl, bet ant mano mašinos auga kaktusas. Nu gerai. Nepakenks. Paimam degalų. Oi, nukrito. Šito žaidimo visi valdikliai kitokie negu įprastai. Gerai, dabar degalų įpilsime. Kur čia juos pilti? O štai čia. Jie nesipila man. Ar man reikia atidaryti? Jo, man reikia atidaryti. Bet vis tiek nebėgu. Ai, va. Gerai. Garsas tai lyg... tiesiog piltum vandenį ant grindų. Max 60 litrų. Gerai, turim 9 litrus. Gerai, aš manau, kad mašina gera, nes durelės nėra būtina. Šiaip, nėra būtina kažką iki galo daryti. Mes galim tiesiog pasiimti šluostę, nuvalyti mašiną, nes man ta mašina taip negražiai atrodo. Nuvalysim mašiną. Nuvalysim mašiną. Kaip čia nuvalyti? Aš valau ją ar ne? Man atrodo, jį nenusvalyti. Gerai, tai pirmą mums reikia valgyti pasiimti. Valgyti mes turime bananą. Turim bananą. Ten dantų krapštukas. Gerai, aš manau, va štai čia va. Bus mašina su bananu. Labai graži. Gerai, tai dar pasiimsim gal... O! Čia dar česnakas, mėsainis.
ką, mes turim kuprinę. Mes gal sudėsim maistą į kuprinę. Kur mums čia įdėti? Palauk, aš mačiau, kur galime įdėti. Bet ten kažkokį kitą galime. Kaip man paimt salūną? Na gerai, aš jį suvalgysiu, nes matote, ten apačioj kairėje rodo, kad aš esu alkanas. Ir mes einame. O dabar pasiruošiam pilnai. Naktis ateina. Pasiimsiu pistoletą. Irgi pritvirtinsiu prie mašinos. Dabar sėdam į mašiną. Gerai. Nulenkiam šitą svirtį. Gerai, pakeliam. Tas kaktusas trukdo man. Gerai. Teks. Gerai. Kaip man tą kaktusą patraukti? Nes man aš per tą kaktusą tiesiog negaliu važiuoti. Gerai. Važiuok, prašau. Važiuok. Negi. Ne, tas kaktusas taip trukdo. Galima jį kažkaip panaikinti. Arba pastumti mašiną. Davai, stumkis. Gerai, pabandom dar kartą. Nes, sakau, kad žiauriai sena mašina ir dėl to pradėjo augti kaktusas. Ir per jį negaliu pavažiuoti. Gerai. Gerai, pabandom šitą mane. Gerai, dabar lipsime. O, pasistumė. Taip, aš jau galvoju, kad mes neišvažiuosime ir nulipsim čia. Gerai. Gerai. Važiuojame. O, mes važiuojam. Gerai. Dabar važiuojame maždaug 80 km per valandą. Nes tai yra maks greitis. Daug valų dar daug yra. Gerai. Dabar reikia dairytis ir ieškoti pastatų, nes ten gali būti tokių daiktų kaip degalų ar maisto. Jau taip sutamo greit. Aš visą dieną tvarkiau tiesiog mašiną. Gerai. Ženklas kažkoks. 1000 metrų. O, čia kažkas. Kažkokia parduotuvė. Ne, ten mes neturim pinigų dar. Mes dar nieko neradom. Vis čia. Taip, stabdyk. Šimti. Gerai, lipam iš mašinos. Pasiemam savo pistoletą. Nes čia nesaugu. Oi, aš pasiėmiau ratą. Nieko to įdėsime. Gerai, dabar pistoletą pasiimti. Čia gali būti zombi. Aš eisiu pro... O ne, zombis. Tai
nepataikiau. Aš nepataikiau. Ne. Taip, nuždžiau. Vienas šovinys liko. Gerai. Čia motociklai? Gerai. Gal pavyks mums pasidaryti motociklą ir su juo nuvažiuoti. Gerai, dabar reikia paieškoti kokio maisto. Nes pavalgyti čia būtų gerai. Čia ginklas mano. Negi čia valgyti nėra nieko. Čia batonėlis. O, bent kažko suvalgyti buvo. Mes galim tą motociklą nusikelti. Mes galime. O taip. Mes galime pasidaryti motociklą. Mes važiuosim su motociklu. Gerai. Dabar reikia... Čia kas? Nežinau, bet... Kur pilna degalų? O, pilna degalų. Aš manau, kad važiuosime likusi kelionės dalį su motociklu. Kaip dabar man ant jo atsisės? Ne, aš netam sėdžiu. Gerai. Jis neužsikuria. Palaukit, aš mačiau, kad va, yra kažkokia dalis. Aš nežinau, kur ją dėti. Bet ten? Čia variklis yra? Ar ne? Kažką įdėjau. Gerai, turėtų dabar užsikurti. Gerai. Įsikuria. Mes su motociklu. O tai, jis nevažiuoja. Jam kažkas trukdo. Niekas netrukdo. Pabandom dar kartą. Gerai, kaip? Gerai. Gerai, aš manau, kad jam kažkas ne. Gerai, aš manau, kad geriausias variantas bus toliau važiuoti su savo mašina. Nes ten ir mūsų bananas yra. Mes jau pradėjom su juo važiuoti. Gerai, sėdėm. Tai nieko naudingo nebuvo, buvo tik tai maisto. Gerai, važiuojam toliau. O priešais kažkokie... Bet aš čia nieko naudingo nematau, čia nėra jokių daiktų. Kas čia stovi? Čia meteoritai gali nukrist iš dangaus. Nes taip atrodo, kad iš dangaus gali nukrist meteoritai. Jo, gali iš dangaus nukrist meteoritai. Meteoritų lietus. Nu šito man nereikėjo. Mano mašina. O ne, stop. Užtuoj. Klausit, man atrodo, mano mašina kažkas ne taip. Ten tiesiog meteoritai krenta. Man pusė gyvybių nėra. Tiesiog iš nieko buvo. Tai tiesiog kaip lietus pradėjo krist meteoritai ir viską. Nieko. Gerai, važiuojam. Reikia pastaras. Bet ten bus tikriausiai zombių, o ginklo
Dėl degalų liko pusė lygiai. Lygiai pusė. Viena antroji degalų. Ženklas. Gerai, kur pastatai jūs? Norėtų kažkokią pastatą. Ne, ten daug žemės. Aš ten nevažiuoju. Tik aš nieko negalėsiu, bet ten daug žemės. Dabar rasiu ten labai ginklus, spėsiu greit pagriebti, tada bus gerai. Važiuojam su mašina. Matau priekio pastatą. Dar stabdau po truputį. Atrodo kaip restoranas. Prašau, nebu. Aš noriu, kad ten nebūtų zombių. Oi, bla. Ne mašina, jį važiuoja. Ne. Mašina nevažiuoja. Išjungsiu variklį. Nulenksiu. Gerai. Galime eiti. Man atrodo, ten nebus gal zombių. Nebus zombių. Ateik čia. Aš apibėgsiu tave. Davai. Bėg. Simai, bėg. O tai. Gerai. Tai kažkokie pinigai. Matote, viršui dešinėje ten skaičiuosi pinigai, aš turiu 31. O, čia daug. Ir ten, kur pravažiavam parduotuvę, ten užžiūrėti tikrai, tai galima kažką nusipirkti. Čia šautuvas? Čia kramtomos gumos šautuvas. Gerai. Mes turim čia maisto. Batonėlį, gerai. Čia tikrai apsimokėjo eiti. Čia radom šį dalyką. Ir dabar dar radome ginklą. Jūs matėte? Tai tiesiog pralėkė furgonas. Jis gyvas dar. Jis numirė. Gerai, mes turime kelis ginklus. Ir aš einu greit, privarysiu arčiau mašiną. Ir tada važiuosime. Pasiimsim ginklus abu. Čia tiek daug visko gali nutikti. Čia gali bet kurią sekundę tiesiog pralėkti autobusiukas. Gali bet kurią sekundę nukristi meteoritai iš dangaus. Gerai. Lipom. Dabar pasiimsim ginklus. Pistoletas. Opa. Gerai. Dar pasiimsim kramtomos gumos šautuvą. Kaip ir šaudo įdomu. Oho. Čia tai ginklas. Ir dabar reikės greit lėkti ir ieškoti valgyti. Mes nesame tokioje pozicijoje, kad neturim visiškai valgyti, mes dar turim bananą. Gerai. Nulinkim. Važiuojam. Gerai. Mes važiuojame. Ieškosim naujų vietovių. O taip lėtai važiuoju. Palaukit, aš bijau, kad baigsis degalai. Ne, dar turiu degalai, bet ne per daugiau. Gerai. Kaip jums radži? Užuoboksis. Gerai, važiuojam. Kas aš niekur nematau. Gerai.
Aš matau priekį kažką. Žinau, kas ten, bet ten kažkas buvo. Mašina? Aš jau matau, kad čia kažkas buvo. Ir pasiemam savo... Aš manau, kramtomas buvo šautuvas. Pasiemsim šį kartą. Mane... Eina. Jis nemiršta. Opa. Viskas? Jis dar gyvas? Taip, jis dar gyvas. Nu, aš tikėjausi, kad geriau vyks tas kramtomas gumos šautuvas. Kur jis eina? Gerai. Siemu ginklą. Gal aš čia šokoladas. Čia nebuvo nieko gero. Kramtomas gumos šautuvas beveik nieko nepadaro. Gerai, žinosim kitą kartą, kad jisai nenaudingas. Gerai. Kai mes nuvažiavom 2510 metrų, ne kilometrų. Gerai. Žiūrėjom. Šovinių dar turime. O, ir toli nereikės net važiuoti dar. Kitas pastatas. Gerai, aš iškart iš toli stabau. Gerai, nikom. Gerai, jau matosi. Gal aš iš šito jis man įmušo. Kas čia per zombis? Jis iš vis zombis ar čia žmogus? Gerai. Jeigu čia tiek daug zombių, reiškia, čia kažkas vertingų yra. Čia matis daug daiktų yra. Čia aukso plytelė. Ką man su juo daryti? Kai čia taip raudonai šviečia, čia lempa šitą? Radija, kirvis. Aš čia nelabai ko naudingo matau. Degtukai? Ką? Aš galiu juos panaudoti? Galiu padegti. Ne, galiu tik iššauti į orą. Aš paimsiu šitą sireną ir prikabinsiu prie mašinos, kad zombiai bijotų mūsų. Va, gerai. Pasiemam savo ginklą. Gerai. Gerai, mes važiuosime. Gerai, užkuriam mašiną. Važiuojame. Oi, kur. Gerai. Viskas mirguliuoja raudonai nuo mūsų lempos. Gerai, mes važiuojame. Kas čia? Čia tiesiog laukai. Traktorius sulūžęs. Gerai, važiuojame. Man liko nebedaug degalų.
Gerai. Mes važiuojam 80 km per valandą, bet atrodo, kad net nevažiuojam. Kodėl taip tuščia čia? Akmuo. Čia vidury kelio akmuo tiesiog. Aš bijau, kad neišvysiu koks sunkvežimis, kaip pradėti. Man reikia sužiūrėti vėl ant kelio. Gerai, visą žaidimą. Aš matau kažką. Ten kažkas labai didelis. Ir ten jau daug žmonių. Ne, aš ten nevažiuosiu. Net nevažiuosiu. Ne, sakiau, net nevažiuosiu. Aš jums... Ne. Ten per daug zonų. Turiu 7 šovinius ir kaip aš nužudys ten 5 ar 6 zombius. Ne, aš ten nevažiuosiu. Gerai. Virguliuoja. Mūsų mašina žiauriai gera. Be durelių, be kapoto, be nieko važiuoja tiesiog. Ir viskas gerai. Jau 4 kilometrus važiavo. O, ir atgal pravažiavo. Gerai. Tas ten bus įdomu. Turėtų būti gerų daiktų. Aplenkiam. Išimam variklį. Čia policija atvažiavo dabar pas jūs. Dabar klausykit. Pas jūs atvažiavo policija. Ne iš vietos. Mes jūs nušausime. Gerai, ponė? Va, gerai. Ko mes čia turim? Dar vieną ginklą. Pinigėlių šitų. Gerai. Kiek čia lyginimo? O ne. Aš. Viskas. O, maistas. Gerai, pavalgom. Didelis teptukas. Kiek čia daug maisto. Čia kas? Čia kažkoks kamuolys. Dar spurga. Čia daugiausiai maisto. Gerai. Čia dar į lauką galima išeiti. Gerai. Taigi, šiandieną mes aptyrinėjame daug įvairių pastatų, žudėm zombius, padarėm tokią va gražią mašinėlę su sirena. Jeigu norite antros dalies, spauskite like ir mygtuką prenumeruoti. Su jumis buvau aš Simas, viso gero.